tiesiogiai Palanga, kurortas, stintų šventės pasiruošimo įkarštyje. Čia yra kolegė Marija Gabrienė. Labadiena, Marija, ar užteks stintų visiems norintiems savaitgalį per stintų šventę? Labadiena, Deividai, mes kaip tik tuo klausimu ir atvykome į Palangą ir esame ant Palangos tilto, kur čia karts nuo karto susirenka mėgėjai žvejoti, ir būtent šeštadienį prasidėsianti, vyksanti jau garsioji Palangos stintos šventė ir pagrindinė, kaip tik jo šventės akcentas, atributas ir yra stinta. Taigi, aš matau, čia žmogus žvejojo, taigi noriu paklausti pirmiausia, kuo jūs vardu esat? Mama šaukdavo prie peitų, Joną, arenį valgyti. Malonu, panas Jonai, sakykit, ar senai jau čia šiandien stovi? Ne senai, porą valandų yra. Bet vienas malonumas, saulė, šilta. Malonu, tai taip, bet kaip sekasi? Ar daug... Gerai. Stintą pagavot? Stintą ne, bet plekšnių pagavom. Plekšnių pagavot? O stintos nelabai? Ne. Taigi... Plekšnių yra. Tikėkime, kad dar pasiseks jums ir šventėj tikrai sugausite. Aš noriu pasakyti, kad iš tikrųjų šią žiemą žvejai verslininkai tikrai, galima sakyti, taip drąsiai verkia, skundžiasi, kad, taip stinta iki Klaipėdos bent jau neatėjo, jie traukdavo tikrai tuščius tinklus. Ar taip, ar teisingai yra, ponas Sauliau, kokia ta žvejyba buvo šiemet? Labadiena, žvejyba šiemet nelabai tokia gera. Stintų galvojom, kad gali ir nebūt, bet paskutinių momentų pasirodė ir stintų šventėje mes jos turėtume nepritrūkti. Kokius kiekius gaudė žvejai? Įvairiai teko grįžti ir tuštiem, ir 10 kg, gal į 100 kg gal teko pagauti. Aišku. Tai vis dėlto jūs teigiate, kas iš tikrųjų labai yra įdomu žmonėms, kurie ruošiasi atvykti savaitgalį į Palangą, į tą garsiąją stintų šventę, tai ar nepritrūksi to žuvies, ar jos tikrai bus? Tikrai žuvies turėsim ir stintos, ir ne tik stintos, visiems užteks. Paragauti tikrai visiems užteks. Kadangi šventė jau vyks 11 kartą, sakykit, jau tikriausiai tikrai jau esat paskaičiavę, žinote, kiek tam laikui, kiek per šventę sunaudojat to žuvies stintos? Apie panašiai 2,5 tonos vien šventėje tiek stintų išleidžiam. Tiek pasiruošėte iš anksto. O sakykit, gerai, šiemet tikrai tos stintos nelabai yra, tai iš kur tos stintos yra? Ar kas jums tiek prigaudo? Ir žvejai čia priekrantėje gaudo, ir mariose gaudo, ir iš Latvijos truputėlį atsivežam. Atsivešit. Tai aš suprantu, kad tikrai eina tokios kalbos ir kiek aš pati kalbėjau su žvejais, kad mėgėjai šią žiemą daugiau pagauna negu verslininkai. Taip, šita tiesa yra. Bet džiugu tai, kad jos tikrai nepritrūkstos stintos, kad žuvies bus. O Palangos, vieno iš Palangos verslininkų tikrai noriu paklausti, sakykit, jau paaiškėjo, kad liktai žuvies turėsite, tai sakykit, kaip tą stintą pasiūlysit, kokią stintą pasiūlysite savo svečiams? Labą dieną visiems stintų mėgėjams. Kaip ir kiekviena šventėje, pas mus bus stinta ir kepta, ir rūkyta. Taip pat bus legendinė stintienė, tik iš stintos išvirta sriuba, pagal senovinį receptą žemaičių. Taip pat mes turėsim ir kitos žuvies. Tai bus stintų uošvinė, kaip vadinam, skumbrė legendinė, mūsų kepta ant laužo. Tai bus šviežia plekšnė, ponas gaudo ant tilto, yra pakankamai geros šviežios plekšnės. Taip pat bus strimelė, taip pat šviežia žuvis. Nes stintų šventė ne tik stintų šventė, tai yra žvėjiška šventė, kaip mes deklaruojam. Tai aš suprantu, tikrai įvairovė gausi bus, o gal jau pastebėjot vis dėlto, kokią labiausiai mėgsta svečiai šito šventės? Taip, tai yra stintų šventė ir labiausiai mėgstama yra stinta kepta, stinta rūkyta, taip pat bus stinta marinuota, tai yra suvenyras labai vertingas pasivežti į kitą Lietuvos kraštą, kitą miestą. Ir aišku, kas nori užkasti solidžiau, tai yra skumbrė, bus kitos žuvies, bus lašišos, manau, šviežios. Tikrai bus žvėjiška šventė. Aš kiek pamenu, praėjusią žiemą viena stinta kepta kainavo 2 litai. Sakykit, kaip šiemet, kadangi, jos taip, suprantat, yra, bet ne tiek gal ir daug, ar kainos kaip brangs ar ne? Kadangi aš čia minėjo kolega, kad stintos yra iš marių, iš Latvijos ir nuo ledo, tai jinai bus tikrai šiemet šiek tiek mažesnė.
tai nemanau, kad ta kaina kils, gal bus daugiau porcijų stintų, nemanau, kad Palangos verslininkai kainą kels. Tai kainos bus tokios pačios. Taip, kad žmonės gali būti ramus ir drąsiai maždaug planuoti savo finansus, kaip ir praėjusią žiemą. Taip, tikrai. Ir aš manau, kad tikrai stintų užteks, ar jų užteks priklausys, kaip mūsų svečiai valgys aktyviai. Yra buvę metų, kad stintų likdavo, yra buvę metų, kai stintų pritrūkdavo. Šiais metais priklausys, kaip mūsų svečiai valgys stintas. Aišku. Na kągi, labai džiugu, labai malonu, taigi dar kartą visus kviečiame atvykti į Palangą, kur prasidės garsioji Palangos stinta. Šitą šventę tikrai visai Lietuvai, netgi čia suvažiuoja ir iš tolimo, iš artimojo užsienio žmonės. Na ir taip pat be šitų gausių vaišių, apie kurias ką tik pakalbėjome, bus įvairių tikrai žaidimų, rungčių ir viena iš tokių tai bus žvejojimas ant Palangos tilto, kas sugaus pirmą žuvį, kiek kas sugaus daugiau. Tikriausiai šiemet bus laimės tas, kuris pirmasis stintą pagaus, kadangi jos, kaip minėjau, šiemet nėra tiek daug. Na ir daug įvairių kitų žvejiškų žaidimų, rungčių ir tikrai jau ilgametė patirtis parodo, kad tai yra tikrai laukiama ir tikrai gausiai svečių lankoma šventė. Deividai? Dėkui tiesiogiai iš Palangos. Kolegė Marija Gabrienė, Palanga, kurortas beveik pasiruošė stintų šventėje, sako, kad stintų užteks tikrai